Šiandien birželio 23 diena, vasaros saulėgrįža, kai žemėje būna trumpiausia naktis ir ilgiausia diena. Kai yra tikima, kad ši naktis stebuklinga, bet žinokit, aš jau tikiu, kad ir diena yra stebuklinga. Šiems dviems žmonėms, kai meilė tvyro ore, kai tiek mylinčių žiūri į jūs žmonių. Mano princesė, prisimenu mūsų pradžią, kai po keletos dienų mūsų bendravimo mes pirmą kartą susitikome naujoje akmenėje. Negalėjau atplėšti nuo tavęs akių, nuostabia žydrios akys, ilgi garbanoti plaukai, šypsena, kuri priverčia širdį plakti dar greičiau, linksma, nuoširdi, paprasta mergaičiukė. Tada sužavėjau ir įsimylėjau. Mano meilė. Kas galėjo pagalvoti, kad prieš 8 metus vienas kitam nedrąsiai ištartas labas išaugs į užtikrintą taip mūsų artimųjų akivaizdoje. Esu dėkinga gyvenimui, kad sutikau tave. Ačiū už tavo rūpestį, pagirimus ir padrąsinimus. Ačiū už tavo kasdien rodomą meilę ir bučinius, rytais tik pabudus. Šiek tiek jaudaliukas, dar kol kas rangus nedirba. Jaudinas labai, bet manau viskas bus gerai. Žaviuosi tavo požiūrį į gyvenimą, šeimą, į mane. Esi nuostabus vyras. Mielas, juokingas ir švelniai kantrus. Išskyrus, kai vairuoji ir žiūri krepšinį. Mūsų santykiai atlaikė įvairiausius išbandymus, atstumą. Kai tu namie jaudinės ir lauki manęs grįžtančio, o aš tuo tarpu su kariuomenė keliauju ir vienas pažindinuosi su Europą. Nesutarimus, kas ryte turi išvesti kailą į lauką, o kas gamins pusryčius. Laiką, kurį galėčiau skirti tau, bet žiūriu Žalgirio varžybas. Matykite, girdėkite, jauskite, jei norėsis verkti, verkite. Tikrai tai galima daryti, nes tik padėsite jauniesiems sukurti emociją, nuotykį, įsimintinas akimirkas, kuri nuo šiandien bus vadinama šeima. Dievinu vakarus, kuomet jaukiai susisukę kopose, stebim ošiančią jūrą ir žmonės, renkančius bangų išmestus gintarus. Deja, bet jiems nepasisekė, nes patį didžiausią ir vertingiausią gintarą radau aš. Šiandien pažadu tau būti ištikima ir mylinti žmona. Pažadu, kad ir kas benutiktų, visada stengsiuosi tave suprasti ir palaikyti, būti šalia. Svajoju kartu auginti mūsų vaikus. Ir kokius 7 šuniukus. Myliu tave. Ar jūsų delnai paruošti, balsos, stygos paruoštos, nes atėjo akimirka, kai noriu paskelbti.
vyrą ir žmoną, Andželiką ir Gintaras. Taigi, jaunieji, mes prašom jūsų ilgo bučinio, o mes visi šaukiam valio ir plojam. Mažutė, pažadu tau būti ištikimas, mylintis ir rūpestingas vyras. Pažadu visada išklausyti ir palaikyti tave. Pažadu, kad ir kas be nutiktų, visada stengsiuosi tave suprasti, gerbti tavo nuomonę, geranoriškai ieškoti kompromisų. Ir šiandien, po beveik 8 metų draugystės, galiu drąsiai prieš visus artimus mums žmonės pasakyti, jog ta meilė yra aistra, kurią pajutau tau tą dieną, kai susitikome, vis kiekvieną dieną vis labiau stiprėja ir auga kartu su mumis. Myliu tave. Andželika, Gintarai, nuo šiandien vienas kitą vadinsite vyru ir žmona. Ir tegul šiuose žodžiuose telpa pagarba, pasididžiavimas ir padėka vienas kitam. Nuostabus akimirkos, tai gaila, kad labai greitai prabėgs.